Sveiki gyvi, čia Mažeikių vienmandatės rinkimų apygardos numeris 38 antrojo turo kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Šiuo atveju abi kandidatės laidoje turi lygias galimybės išsakyti nuomonę, savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia ir žino tik laidos vedėjas. O debatų taisyklės paprastos. Atsakydami į klausimus bandysim orientuoti sutilpti į 1 minutę. Iš viso šiems debatams, šiai laidai turime 30 minučių, pusvalandį. Ir aš pristatau laidos dalyvius, patekusius į antrąjį turą Mažeikių vienmandatėje. Tai Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatė Ingrida Braziulienė, sveiki. Ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatė Laima Nagienė. Labadiena. Labadiena. Abi kandidatės patekusios į antrąjį turą patenka ir į dabar jau dėliojamą valdančiąją koaliciją. Ko gero didelės priešpriešos tarp kandidačių nėra ir nebus, ir gal ir nebuvo, nežinau, patikrinsim, ponia Ingrida, kaip jūs vertinat savo pasirodymą, savo pasiekimą pirmajam ture, to tikėjotės ir ko tikitės iš antrojo turo? Taip, kad meluočiai sakyčiau, kad netikėjau, kad patekti antrąjį turą. Taip, aš politikoje nesu naujokė, nes esu buvusios savivaldybės taryboje. Mūsų partija Socialdemokratų išėjo su 2006 metų ir niekada niekur nebuvo pervėlusių, netrilionių iš tikrųjų buvo, bet tiesiog turiu žodį, turiu savo įsitikinimą ir surinkti 3200 balsų. Pirmą kartą dalyvaujant didžiojoje politikoje, aš manau, kad yra didžiulis pasitikėjimas mano rinkėjų ir mano kaip politikės tai yra didelis pasiekimas. Ir aš galvoju apie antrąjį turą. Be abejo, tiek aš tiek oponentinės galvojom, kad kažkur laimė. Ir mes to sieksim, iš tikrųjų, liko savaitėlė ir po savaitės bus viskas aišku. Aišku, ponia Laima, skirtumas skiria jūs nuo varžovės, ponios Ingridos, 500 balsų. Ar matot galimybę ištirpdyti, panaikinti šį skirtumą, kur tie rezervai, į ką jūs dabar orientuojatės, į ką kreipiatės? Už ką balsavęs rinkėjas pirmajam ture gali paremti jūs antrajam? Tai aš manau, pirmajam ture rinkėjas balsavo daugiau už partijas. Tai yra, žinome, kad ant bangos šiandienai buvo Nemuno aušra ir visą laiką lyderiavo socialdemokratai. Tai antrajame ture jau asmenybės lemia. Mane parems antrajame ture, paremė ir tie patys Nemuno aušros politinė jėga ir išreiškė pasitikėjimą manimi, lygiai taip pat išreiškė ir jaunas, kuris yra ne Liberalų sąjungos narys, bet jis ėjo su Liberalų sąjunga, tai irgi lygiai taip pat išreiškė tą pasitikėjimą. Lygiai taip pat ir diskutuojant ir su konservatorių partija, lygiai taip pat irgi jie remia ir parems mane. Tai tokia yra mano nuostata ir aš manau, kad tai dabar lemia asmenybės ir darbai kalba už tai. Čia yra, jeigu Ingrida sako, kad jinai senai politikoje, tai žinote, nenori nei diskutuoti, savo stažą nenori 13 metų taryboje ir visą laiką buvo 2 ir dabar dar Seime ir darbai kalba už mane pačią. Supratom, ponia Laima. Ponia Ingrida, stažas, sako, ponia Laima, neturi didelės reikšmės. Kaip matom, iš tarpinių rezultatų nemažai turi tos bangos ar bangelės, kaip čia sakyti. Ir ponia Laima paminėjo, kad Nemuno aušros banga buvo pas jūs apygardoj. Bet sakykit, kodėl ta banga neiškėlė į antrą turą vienmandatininko jūsų apygardoje, jis liko 3, taip, berods, už borto? Žinot, yra tokia patirtis, partija yra vienas dalykas, o žmogus yra kita. Tikriausiai mūsų žmonės, kai kas pažinojo ponę Dovydą Kūnę, kai kas tiesiog galbūt matė pirmą ar antrą kartą. Ir jeigu tu nori laimėti mandatę, tai tiesiog turi būti pažįstama žmonėms, tada žmonės turi matyti, tada žmonės turi regėti, su žmonėms turi bendrauti. Ne kažkada per rinkimus praeiti ir pasakyti, koks aš čia turiu nors ar kitoks, stengsiu taip ar kitaip, bet tiesiog betarpiškas bendravimas žmonės patarta. Ir patarta žmogiškąja prasme, galbūt daugiau ne tik politikai.
Dovydas buvo per menkai žinomas, ar ne, apygardoje pas jūs? Taip, o žiūrėkite, o ponia Laima paminėjo, kad turi ir Nemuno aušros paramą tarsi, ir konservatorių paramą. Apskritai, ar kitų partijų atstovų parama turės įtakos, turi efektą, ar žmonės išgirdę raginimus eiti balsuoti iš buvusių konkurentų, klauso, girdi, eina ir balsuoja? Aš negalėčiau pasakyti, kad tai bus labai didelė balsų persvara kažkurio kandidato, kurį paremė. Tiesiog mūsų žmonės politikoje dabar yra labai sąmoningi, mes nepriklausomai Lietuvoje turime 14 rinkimus, ar ne? Ir iš tikrųjų, žiūrėkit, nebesužaidė žvaigždės, nebesužaidė estrados atlikėjai ir visą kitą. Tiesiog mūsų žmonės yra politiškai išprusę. Ir žmonės renkasi tiesiog asmenybę. Kaip ponia Laima sako, tai šis turas bus už asmenybę. Jeigu pirmas buvo už partiją, dabar tiesiog žmonės rinksis tarp mano darbų, tarp ponios Laimos darbų ir viskas bus labai aišku sekmadienį vakare. Ar mano įdirbis nedidelis politikoje atsvers Laimos didelį, tiesiog taip pasakyti rinkėjai. Kreipiuosi ponia Laima, žiūrėkite, ar žmonių rinkėjų išprusimas šiuo atveju negali būti pakištims kojos, kad kai kurie išprusę rinkėjai svarstys, o kaip čia yra, kad į centro kairės koaliciją pretenduojanti Laima Nagienė yra remiama Nemuno aušros, kurią vengiama kviesti šią centro koaliciją. Ar juo labiau konservatoriai remia? Ar tai nepakiš jums kojos, pavyzdžiui, ta parama? Aš manau, kad ne. Čia šiuo atveju rinkėjai išreiškia valią. Nemuno aušra tai yra pagrindė daugiausiai takoja kišo tikriausiai lyderis, kuris labai daug kalba, ne? Ir jo, kaip aš pasakysiu taip paprastai, jo liežuvis pats jį tiesiog jam pakiša koją. Tai aš manau, kad šitoje vietoje dabar retorika yra visiškai pasikeitus, net ir paskutinėse debatuose klausantis ir lygiai Remigijos Žemaitaičio, klausantis kitų oponentų. Jo retorika yra pasikeitusi ir realiai aš nemanau, kad jisai galimai gali būti toks atvejis, kad jis gali būti ir daugumoje. Tai toks atvejis irgi gali būti. Čia niekas šiandien negali pasakyti, nes šiandien irgi važiuojant su mašina ir girdžiu, kaip Remigijus sako, neaišku. Mes dabar tik tai priėmėm valdyboje, o gal mūsų po to pozicija pasikeis, jeigu mes būsime mažumoje. Taip, kad čia realiai negalim pasakyti, kad šiandien pakiškoja. Ne, tai aš manau, čia yra žmonės, kurie mato ir ką norės matyti vienmandatė ir nuo savo regiono, nuo savo krašto. Tai aš manau, mano darbai buvo padaryti labai didžiuliai šioj kadencijai. Ir aš ne vieną atsiliepimą girdėjau tiek iš pačių konservatorių, tiek iš pačių čia gyventojų gyvenančių Mažeikiuose. Taip, kad aš dirbau savo kraštui ir visai Lietuvai. Ne tik tai Mažeikiam. Pone Laima, nebus, kad rinkėjai jūsų apygardoje mažiau bus aktyvūs, turėdami galvoje, kad štai ir jūs, ir ponia Ingrida galimai būsi toj pačioj centro koalicijoje, tam pačiam laive, kaip sakykim, ir jau tokios motyvacijos žmonėm aktyviai dalyvauti rinkimuose nebus. Taip, gerbiamas Tadai, aš sutinku, kad aktyvumas šį kartą bus mažesnis. Visada antram ture ateina mažiau prie balsadėžių mūsų gyventojų. Tai čia toks rodiklis. Bet yra ištikimi žmonės, kurie tą pareigą jaučia ir atsakomybę jaučia, kas šiandien turėtų būti valdžioje. Tai mums yra labai svarbu išsirinkti šiandien į Seimą žmonės, kurie neteis mokintis, o teis jau dirbti. Gerai, puiku. Ne mokintis, o dirbti. Bet vis tiek vis tą laik turi kažkas ir mokintis. Taip, aš atėjau pusę metų, taip realiai, ir galiu pasakyti, pusę metų turbučiuką reikėjo pasižiūrėti kai kurios darbus, bet aš jau žinau, kokius darbus aš turiu atėjusi padaryti, aš jau turėjau savo planą.
Gerai. Aš turėjau planą. Prie ponios Ingridos plano einu, bet dar prieš tai noriu paklausti, štai ponia Laima paminėjo, kad Remigijus Žemaitaitis jau apsilankė pas Kalvį, kuris jam paplonino liežuvį ir jis dabar kalba šiek tiek kitaip. Jūs girdit, ponia Ingrida, tuos Remigijaus Žemaitaičio pokyčius retorikoje, kalbėsenoje, elgesyje ir kaip jūs galvojat, gali jisai būti toj centro kairės koalicijoje kaip partneris ar ne? Matot, aš kažkaip labai vadovaujuosi Lietuvos įstatymais. Jeigu konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad politikas padarė vieną ar kitą nusižengimą ir jis už tai yra kaip ir nuteistas, ar ne? Nu, tiesiog aukščiau konstitucinio teismo Lietuvoje kito teismo kaip ir nėra. O apie tai, kokia yra jo retorika kaip politiko, tai mane iš tikrųjų taip lengvai šokiruoja. Ir labai dažnai jų pasisakymai, taip kaip apie gyvulinius liftus ar ne, kur vagonus ten sakė ir visą kitą. Nu, šitaip negalime. Tiesiog yra politinė etika, kaip kalbėti, galų gale yra, jeigu oponentė yra moteris, tu negali jau skūrinti, tu negali jau žeminti. Nu, tai yra nederant politikos. Ir apie tą liežuvio paploninimą, nežinom iš tikrųjų, gal kažkiek, jeigu iš 100, gal kokį 10% pakėlimų. Komentarą, Ingrida. Pone Laima, noriu sureaguoti, prašau. Sureaguoju, nes lygiai taip pat jūs buvote jau nurašę ir mane socdemai. Tai pasakė, nagėniai šansų nėra išeiti į antrą turą visiškai. Jūs nurašote iš anksto žmonės. Sureaguokite. Sakykite niekada. Laima, mes už jūs balsavo ir jūs esate Seime. Ne, jūs nebalsavote, jūs dabar nebalsavote už mane. Dabar nebalsavote. Labai prašyčiau kalbėti po vieną, ponia Ingrida. Ne, ponia Laima sako, jūs sakėte, aš nebuvau, nes mes už balsavom prieš 4 metus. Mes už balsavom ir ištatė. O kaip bus pasibaigs šie rinkimai, tiesiog lems rinkėjų norą ir valia, sekmadienį. Ir viskas. Ir tiesiog viskas susidėlios ir dabar nereikia nei ten koalicijai, nei pyktis, nei bartis. Tiesiog viskas yra mūsų rinkėjų. Taip, rinkėjai nuspręs sekmadienį, bet būsimos valdančiosios koalicijos dėlionė jau prasidėjo per pirmąjį turą spalio 13 naktį ir girdėjom, kad socialdemokratai kviečia į šitą koaliciją ir demokratus vardan Lietuvos ir valstiečius, ponia Laima. Turint galvoje ir tas nuoskaudas, kurias dabar girdžiu, ar ne, bendraujant su socialdemokratų atstovais ir tai, kad jūs jau turėjot patirties buvimo koalicijoje nuo 2016 metų, kai buvo Ramūnas Karbauskis, Saulius Skvernelis ir socialdemokratai vienoj valty. Kaip jūs matot, ar pavyktų tai koalicijai buriamai centro kairės, ar ne? Pirmiausiai, mano pirmą kadenciją, gerbiamas Tadai, tai yra pirmą kadenciją man Seime, bet realiai žiūrint, 16-20 metai, ar tai pavyks, tarkime, dabar suburti koaliciją. Aš manau, kad centro kairė gali būti, bet geriau, kad jinai būtų iš tikrųjų tvirta. Jeigu bus mažumos, tai, žinom, kaip kartais pavyksta ir prisiminkime praeitoj vyriausybėje, kai buvo sunku dirbti, kai lygiai taip pat nebeturėjo daugumos. Tai aš manau, kad čia diskusija turės būti tarp lyderių ir lyderiai susės ir spręs klausimą, kaip iš tikrųjų, kad būtų tvirta dauguma, kad tvirta būtų dauguma centro kairė. Bet, ponia Laima, jūsų vertinimu, jūsų nuomonė, Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis gali būti sutarti toj koalicijoje, ar prie to trapumo, tvarumo neprisidės jų buvę barniai, konfliktai, nesutarimai? Girdėjom Ramūną Karbauskį kalbant, kad Saulius Skvernelis išdavė juos valstiečius ir panašiai apibūdinimai. Ar įmanoma, kad jie galės būti nepaisant šių buvusių nuoskaudų? Aš manau, kad ateityje dar galimai gali išsispręsti ir kitaip. Gali būti, kad gerbiamas Ramūnas Karbauskis ir nebebus lyderis po šių rinkimų. Mes nežinome, kaip iš tikrųjų, bet jis pačioj aktyvioje politikoje pats Ramūnas Karbauskis ir nedalyvavo. Ir Karbauskis juk žinome, kaip jis išėjo iš Seimo ir realiai
realiai tik tai iš šalies, bet būdavo, kad atvykdavo į Seimą ir tik tai susitikdavo su savo frakcijos nariais. Taip, kad aš galvoju, kad su visais Saulius Skvernelis tikrai gali dirbti, tikrai tvirtai galiu pasakyti, o Ramūnas Karbauskis nedirbo Seime ir nėra Seimo narių. Taip, kad aš nematau problemos, nes tie visi žmonės, kurie dabar yra šiandienai išrinkti, tai visiškai normaliai galima dirbti ir aš su jais lygiai taip pat dirbau ir palaikymo prašiau ir reikėjo į konstitucinį teismą paduoti, sakysime, skundus ir panašiai, tai jie labai mielai bendravo su manim lygiai taip pat. Gerai, kreipiuosi, ponia Ingrida, kaip jums atrodo, ar va šita buriama, lipdoma, galima centro kairės koalicija galėtų eiti koja kojon, taip sakant, ar vis dėlto tos buvusios įtampos tarp buvusių jau koalicijos partnerių nebus atsineštos į naują kadenciją? Žinot, aš iš tikrųjų turiu tokius žmonės pamatymą, kada žmonės patikė politikų mandatus ir tas, kas patiko, kažkas susipyko, kažko nedadarė, tai turėtų palikti būti už durų. Šiandien mes visi turėtume dirbti Lietuvai ir Lietuvos labui, ne su savo ambicijom ir visa kita. Tai aš manau, jeigu jau atsitiks taip, kad po antro turo mums reikės tom trim jėgom sudaryti koalicinę, tvirtą, kuri būtų dirbti vardan žmonių, taip ir turėtų būti. Palikti už durų kažkurį lyderių nesutarimus, kažkuria ne dėl to žmonės renka. Supratau, ponia Ingrida, o tai patikslinkit, tai, pavyzdžiui, kalbant apie konservatorius, jūs nesiūlot palikti buvusių nesutarimų tarp socialdemokratų ir konservatorių už durų? Ar galėtumėt kalbėti su jais irgi? Ne, čia iš tikrųjų yra mūsų partijos labai tokia aiškiai nubrėžta linija, ir tai yra mūsų visų socialdemokratų susitarimas kartu su konservatoriais šiuose Seimo rinkimuose laimėjus jokių koalicijų nesutarimų. Pone Laima, kaip jūs galvojat, galimi dar čia kokie nors kitokie scenarijai, ne kad šiandien dabar plačiausiai aptarinėjimas centro kairės koalicijos galimybė? Ar įmanoma, kad socialdemokratai, pavyzdžiui, sutartų su konservatoriais, ar dar kažkokie kiti scenarijai įvyktų? Aš manau, kai Ingrida sako, uždarykime duris ir tą viską nubraukime. Kalbant su paprastai žmonėmis, man šiandien teko diskusija tokia buvo. Tai sako, tikrai jau tikrai nei liberalai, nei liberalų sąjūdis, nei konservatoriai negali ateiti pas jūs į daugumą. Reiškia, rinkėjas yra išreiškę savo valią, mes turėtume ir kreipti dėmesį į tą patį rinkėją. Ir mūsų centro kairė turėtų jungtis ir galvoti, kaip padaryti, kad dėl Lietuvos mes čia visą darbą darome. Tai aišku. Lietuvai įstatymus priimame. Tai aš manau, mes turime laikytis rinkėjo pozicijos ir rinkėjas išreiškia valią. Taip, bet rinkėjai skirtingos ir partijos, skirtingos ir jų programos. Pone Laima, kreipiuosi dar jūs, ar štai centro kairiai, dabar tos partijos valstiečiai, socialdemokratai, demokratai, šių partijų programinės nuostatos yra panašios, ar matytumėt ir skirtumų, ir kokie skirtumai didžiausi yra? Centro kairės su konservatoriais? Centro kairiai, tarp centro kairės koalicijos partnerių, tarp valstiečių, demokratų ir socialdemokratų. Na, visi suprantam, kad daugiau panašumų nei skirtumų, bet kurie skirtumai jums, pavyzdžiui, bado akį. Žinot, čia daugiau ėjo diskusija ir kalbant apie socialdemokratus, tai mes girdėjome vieną niuansą dėl partnerystės to įstatymo ir pas mus lygiai taip pat yra irgi keletas žmonių, kurie palaiko partnerystės įstatymą, dalis tai tikrai nepalaiko, tai čia yra demokratija. Tai aš taip galvoju, kad socialdemokratai, nežinau kaip jie iš tikrųjų, bet išreiškė tą tokią tvirtą lyg tai poziciją, jų pirmininkė išsakė, kad jie lyg taip palaikytų. Tai va šita vieta. Realiai nežinau dėl pensijų kaupimo įstatymo, man tai labai jis yra aktualus tas klausimas, nes konstituciniam teisme, kai buvo paduotas skundas, tai tik iš tikrųjų, jeigu nebūčiau to dariusi, tai šiandien mes vėl sėdėtume toj pačioj duobėj, bet jie sako, reikia viską paleisti. Aš tai yra tokie dalykai, negalime viską vienu brūkšniu nubraukti. Pridaryta yra begalės klaidų su pensijų fondais, su pensijom, tai nežinau. Supratom, nesluoksniuokim, tai
ponia Ingrida, ponia Laima paminėjo antrąją pensijų pakopą. Taip. Yra Konstitucinio teismo sprendimas, bet ir Seime yra pritarta įvairiausiams projektams, sprendimo galutinio ir nėra. Gali taip atsitikti, kad jis dar bus priimamas šią kadenciją, o gali būti, kad nusikels į kitą kadenciją. Jeigu jūs būtumėte tam Seime, jau naujajam Seime, kaip jūs balsuotumėte dėl antrosios pensijų pakopos? Kad pertvarkyti antrąją pensijų pakopą, tai reikia iš tikrųjų ir reikia pertvarkyti taip, kad žmonės galėtų nutraukti kaupimą ir atsimti pinigus. Bet kada, bet kokiom sąlygom? Ne bet kada ir bet kokiom sąlygom. Kai ištinka, pavyzdžiui, nelaimė kažkokia liga, arba žmogus nori įsigyti, ten, pavyzdžiui, būstą kažkokį. Tai yra mano sukaupti pinigai. Ir aš iš tikrųjų turiu teisę į šitos pinigus. Tikrai ne nusipirkti kažkokį ten, nežinau, daiktą, suknelę, dar kažką, tai tam nereikėtų. Tiesiog reikėtų išskirti tokius 3 kriterijus, tai yra liga, aš kaip pavyzdį sakau, ar ne, automobilis, jeigu žmogui reikalingas, tiesiog va tokiems stambiems kažkokiems daiktams, bet tikrai ne. Pone Laima, ar jūs koalicijoje jau rastumėt sutarimą? Mano įstatymo pataisa yra pateikta. Įstatymo pataisa pateikta ir praėjo pateikimas, nes kito kelio nebuvo, mes nebegalėjome laukti. Tai dabar, Ingrida, jūs kalbat vienaip, jūsų pirmininkė kalba kitaip. Tai va, labai man įdomu būtų iš viso. Kur tas skirtumas? Jūsų pirmininkė pasakė, visi galėtų išeiti ir pasimti pinigus. O ponia Ingrida savo pirmininkė nepritarė, taip? Ne, mūsų pirmininkė nesakė, kad visi galėtų išeiti ir pasimti pinigus. Tiesiog tai turėtų būti išdiskutuotinas klausimas, šitai negalime. Mes patys taupom šitos pinigus ne metus ir ne 2 ir ne 5 aš važiuoju asmeniškai. Ir ten yra pakankamai, jau tikriausiai nemaža taupimo sukaupta ir turėtų būti kažkokios apsaugos. Negalėtų galbūt ir žmonės pasimti, bet kuriam ten tiesiog nueiti parduotuvę ir pasimti savo pinigus sukauptus. Ne, mes jau sukaupėm pensiją, ne? Kad mūsų senatvė būtų ori. Tai ir saugikliai kažkokie turėtų įdėti. O jeigu mūsų pirmininkė kažkaip atsakė ir pasakė, tai yra diskusijų objektas. Bet kuris įstatymus turi būti diskutuotas su visom šalim. Ir vienom, ir kitom. Gerai, ponia Laima, galite sureaguoti trumpai ir Galiu trumpai sureaguoti. Realiai tai faktiškai pensijų kaupimo, antra pensijų pakopa, jinai turi būti dabar sumažino pensijas pirmiausiai. Tai buvo tada, kai jūsų pirmininkė buvo ministrė ir buvo įstatymas 2004 metais priimtas ir šiandien mes nuskriaudėm visus pensininkus, kurie tuo laiku buvo įstoję ir aš gaunu krūvą laiškų iš tų žmonių. Tai vienas niuansas. Kitas niuansas, jeigu ir be sąlygų mes esam visiškai kitaip numatę įstatymę, kad jis susimokėtų ir 15% pajamų mokesčių, jeigu jam labai reikia be išlygų ten išeiti taip toliau. Ir valstybės prisidėjimas. Kokia čia gali būti valstybė prisidėti 1,5%, kai mes trūkstam gynybai krašto, vidaus saugumui trūkstame pinigų. Gerai. Šiandien mes ieškome. Supratom, ponia Ingrida, trumpai sureaguokite dėl valstybės prisidėjimo. Sąžininga, nesąžininga, kad valstybė prisideda prie antrosios pensijų pakopos. Čia daug niuansų yra šitos temos, bet va štai įdomi. Tiesiog, tai buvo priimta kažkieno. Kažkokių politikų, kažkas šitą įstatymą sudėliojo, kažkas sudėliojo, kaip jis turi veikti, taip ir yra. Jeigu politikai kažkada nebūtų priėmę, kad valstybė turi prisidėti, jinai tikriausiai nebūtų prisidėjęs. Mes lygiai kiekvienas ir pats. Arba kaupiam ar ne, sodrą iš savo atlyginimo, arba ne. Tiesiog ne žmonės, tai sugalvojo politikus. Ir dabar politikų prerogatyva yra šitą įstatymą pataisyti. Nemaišykite, Ingrida, sodros pensijos. Visiškai čia yra 2 skirtingi dalykai. Sodra tai yra visiškai solidarumo ir privaloma socialinio draudimo mokestis. Šitų dalykų nereikėtų maišyti. Jūs dabar visiškai ne apie tai pasakėte. Jo, bet tai akivaizdu, kad skirtumas yra. Šitoj temoje ponia Ingrida laikosi vienos nuomonės, kad nereikia visko griauti ir reikia atsargiai žiūrėti į sistemą. Ponia Laima paminėjo tai, kas jai atrodo blogai. Eikim toliau truputėlį. Ir vėl kreipiuosi ponia Ingrida. Ponia Nagienė paminėjo partnerystės įstatymą, akcentuodama, kad ir vienoj, ir pas socialdemokratus yra įvairiai balsuojančių, ir demokratų frakcijų buvo skirtingai balsuojančių.
panašu, kad šis klausimas vėl atsiras būsimo jau naujo Seimo darbotvarkėje ir jeigu taip atsitiktų, kad jūs būtumėt tame Seime, kaip jūs balsuotumėt? Man šitas partnerystės įstatymas kaip žmogui asmeniškai nemaišo. Iš tikrųjų, mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur suaugę žmonės gali pasirinkti, kam su kuo gyventi, ne? Mane labiau neramina. Priėmus šitą įstatymą, pareis toliau civilinis šitas įstatymas, kur mes leidžiam įsivaikinti vaikus, kur mes leidžiame kurti kitokią šeimą, negu nori Lietuvos konstitucijoje. O dėl partnerystės man tiesiog, taip, tie žmonės turi teisę į savo bendrą turtą sugyventi vienas į kitą, ne? Jie turi puikiai žinoti, kaip mano partneris jaučiasi ligos atveju ir visą kitą. Šitoje vietoje man netrukdo. Ir aš tikrai balsuočiau už šitą partnerystę, nes partnerystė nebūtinai yra vienos lyties. Čia gal kritikai pernelyg gąsdina, kol kas įstatymo projekte nieko nėra apie įsivaikinimą, ar ne, ponia Laima? Jūs... Ne, nėra, įstatymė nėra, bet mes tai pirmiausiai turėtume sutvarkyti teisės, kad neliūdyti vienas prieš kitą, sutvarkyti turtinius dalykus, kada jis galėtų gauti visą informaciją, jeigu ligoninėje guli ir panašiai. Ir antras, kad nebūtų priešpriešos. Tai kai kuriais klausimais, aš sakyčiau, dabar vyko vieni apklausa gyventojų, tai čia galėtume mes įjungti ir išgirsti iš gyventojų nuomonės. Nes, pavyzdžiui, mes ir savo partijoje darėme apklausą, tai apie 40% žmonių buvo pasisakę, kad visiškai jiems lygiai taip, kaip Ingrida sako, man tai netrukdo. Tikrai yra tokie dalykai, kai šiandien aš girdžiu, kad sako, šeima yra tarp Sabatauskaitės ir šitos žmogaus teisių komiteto pirmininkės. Juškaitė turit galvoje, ne? Jo, tai sako, turi jos bendrą vaiką. Vaikas neatsirado iš dviejų moterų. Vaikas atsirado iš vyro ir moters. Tai problemas spręsti reikia, ar bus koks būdas priimti kažkokius sprendimus dar šiandien taip iki galo? Aš manau, pirmiausia, sutvarkykime teises. Kokią informaciją, turtiniai dalykai, kaip galėtume civilinė teisė susitvarkius šitos dalykus, o po to žiūrėti. Čia buvo truputėlį viskas skubinama ir buvo įsipareigojimas Laisvės partijos, kad labai greitai viską priimti, skubiai, nes jų buvo programai parašyta. Tai jeigu jie būtų, praeis dar mūsų visuomenė nebuvo subrendusi ir nėra pasiruošusi tam. Ateis laikas, galbūt visiškai labai lengvai Seime ir praeis šitas įstatymo ta pataisa. Šiai dienai tai tikrai dar mes ir mūsų visuomenė nėra tam pasirengusi. Ir aš sakyčiau, neskubinkime ir aišku, bet paskubėkime, nes turim laiko 3 minutės. Tai, ponia Ingrida, kas dar visuomenė šios rinkimų kampanijos metu bendravo daug su žmonėm, kas mūsų tą visuomenę skaldo arba kokie pagrindiniai rūpesčiai jiems aktualūs, jūs ką galėtumėt įvardinti, kokią didžiausią problemą ir kurią norėtumėt spręsti, būdamas Seime? Aišku, didžiausia problema yra išlaikyti švietimo sistemą. Švietimas, taip? Tai labai daug tų reformos ir dar kartą reforma, bet koks pakeitimas yra vadinamas reforma. Labai paskubėtas įtraukusis ugdymas be jokio pilotinio. Toliau labai... Atsiprašau, įtraukusis ugdymas paskubėtas, sako taip? Taip. Nėra įrengtų patalpų, nėra darbuotojų, specpedagogų, logopedų, psichologų. Mes trūkstam, mes neturim rajone, pavyzdžiui, kalbant mažai rajonų, kelios mokyklos turi psichologų. O psichologas realiai turėtų būti kiekvienom įstaigai, ar tai darželis, ar tai gimnazija, ar progimnazija. Tai toliau yra švietimo sistema. O aišku, didžiausias nerimas žmonių tarpe, kada mes kalbėjome, jie sakė, mes viską išgyventi, kad tik nebūtų karo. Lygybė. Ir valstybės saugumas viduje. Policija, gaisrinė, statutiniai pareigūnai visi. Tiesiog žmonėms reikia saugumo. Čia ir dabar. Supratom. Ačiū, ponia Ingrida. Ponia Laima, kas jūsų akim žiūrint yra didžiausias skaudulys ir kaip tą problemą spręsti reikėtų? Šiandien daugiau negu 20% žmonių gyvena skurde. Tai kaip mes tuos klausimus turėtume spręsti, mes apie tai tikrai diskutavom ir turime savo programai.
Kitas momentas, visiškai nuvertintas yra žmonių stažas, tie, kurie dirbo, užsidirbo ir šiandien skiriant išmoką, tai užtarnautą poilsį, sakysim, senatvės pensiją, tiem žmonėms stažas labai mažai įtakos turi. Tai yra vienas. Antras momentas, antroji pensijų pakopa. Trečias yra švietimas, kaip bebūtų. Aišku, aš tau dėkoju, kad aš Konstituciniam teisme bylą laimėjau. Nors čia ne įstatymo pataisa buvo, o švietimo ministro įsakymas. Švietimo ministro įsakymą tą padarėm. Tai paskutinis dar momentas, kas man labai aktualu Mažeikiuose, tai yra ligoninė, jie turi likti, mes iškovojom, viską padariau, ką reikėjo, kad ligoninė būtų regioninė ligoninė, tą statusą, kad traumų centras būtų ne Telšiuose, o jis turi būti Mažeikiuose. Mes turime labai didelę gamyklą, pramonės naftos gamykla Orlen Lietuva, kuri iš tikrųjų gali įvykti visos nelaimės. Ir ketvirtas momentas, pramonės parkas. Tai yra vietų steigimas, investicijų pritraukimas ir vidaus saugumas ir išorės saugumas. Gerai, ponia Ingrida, jums dar žodis labai trumpai vienu sakiniu, koks įsipareigojimas, nes ponia Laima pažėrė įsipareigojimų, koks jūsų būtų vienas pagrindinių įsipareigojimų? Taip pat pagrindinis įsipareigojimas, jeigu taip jau sėkmės atveju tapčiau Seimo nare, tai bendrom jėgom su rajono vadovai, su administracija, kažkaip mes turime suresti Mažeikiuose sporto areną. Daug politikų, daug kadencijų, bet jinai nejuda iš mirties vietų. Tiesiog dabar viskas yra labai gražiai pirkimai yra vykdomi ir mes labai tikimės, kad kitais metais arena po truputėlį pradės statybos. O toliau turime saugoti regionų ligoninę, aišku, gatvės mūsų, keliai mūsų miesto ir priemiesčių yra labai. Gerai, ačiū Jums, ačiū Ingrida ir ačiū ponia Laima. Visų kelių ir kelelių, takelių neišvardinsim, turim pusę minutės. Ačiū Jums, kad buvo. Tai Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatė Ingrida Braziulienė ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatė Laima Nagienė. Ačiū Jums ir dėkoju žiūrovams. Juos kviečiu aktyviai balsuoti spalio 27 dieną. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo.